Šioje vaizdajuostėje pakalbėsime apie galimybę automatizuoti medinio karkaso skydų namų sąmatų sudarymą Excel'yje. Tai yra naudinga tiems vartotojams, kurie yra mažiau įgudę Excel'į, tačiau norėtų naudoti mano sukurtą sąmatų Excel modulį savo darbe. Taigi, mes matome atvertą failą Estimate Generator, tai yra sąmatų generavimui. Čia yra mygtukai Start pradžia, Continue tęsti, Refresh status, tai atnaujina būsenos stulpelio duomenis į Waiting. Matome project name šiuo metu yra best įrašyta ir duomenis apie sąmatų generatoriaus būseną. Matome, reiškia, kad šitame demonstracinėme pavyzdyje generuosime sąmatą tik tai lauko sienai ir generuosime šitos elementus. Tai yra karkasą, izoliaciją ir, reiškia, karkasas ir su jas karkaso susijėtomis kitos medžiagos. Tai yra izoliacija, difuzinė membrana, dalių stabdžiai, dailylentės ir lauko dailylentės ir šių dailylenčių dažymas bus. Taigi, pradžiai matome, kad viskas yra būsena generatoriaus yra waiting, reiškia laukiančioji. Įvedam projekto name, projekto vardą mano projektas pirmas. Matome, kad kartu su projekto generatoriaus failu yra atidarytas šabloninis failas sąmatoms estimate, taip pat atidarytas specialiai šiam tikslui sukurtas įkainių failas raise for generator, kuriame yra projekto vardas, matome generator, ir yra tam tikra sąsaja su namo aprašu, kad mes galėtumėm susijęti, reiškia, konstrukcinius elementus ir kiti duomenys. Kiti duomenys. Taip pat yra fragmentas to namo aprašo, kuris irgi specialiai skirtas šiam failui, kuris automatizuoja sąmatų generavimą. Ir turėdami atvertus šios failus, kurie šiaip atsiveria automatiškai įkeliant Estimate Generator failą, mes galime pradėti darbą. Spaudžiame Start mygtuką ir matome, kad atsiveria langas. Taigi, šiuo atveju jau tai nėra grynas Excelis, tai yra realizuota su Windows Form, reiškia Windows langų tam tikra pagalba. Tačiau tas automatizavimas pagreitina darbą, gali pagreitinti darbą. Čia priklauso nuo vartotojų. Vienam gali būti greičiau Excel'yje tai daryti, kitam gali būti greičiau šiuose Windows languose. Tai yra supaprastinta tam tikrą prasme, leidžia su mažesniu ekranu dirbti ir palaiko seką. Ir pagal nutylėjimą daug dalykų padaro, automatizuoja. Taigi mes įvedame šituo atveju, reiškia, yra pasirinkimai, kokią konstrukcinę medieną naudosime sienai. Palieka, reiškia, galime pasirinkti atitinkamai pasirinkties mygtuką perkeliant, akutę, reiškia, užpildant ir įvedame tada kvadratūrą, sakysim, 100 kvadratinių metrų sienos mes darysime. Ir galime tiesiog arba nuspausti mygtuką matomą Enter, arba tiesiog nuspausti klaviatūros mygtuką Enter. Ir tada atsiveria kitas langas, kuriame jau matome, kad yra pagal tai parinkta izoliacija, kadangi mes pasirinkome karkasą 195 mm, tai izoliacija jau automatiškai
parenkama 200 mm ir kvadratūra irgi atitinka tą pačią sieną, jinai automatiškai išlieka. Jeigu mes norime kažką pakeisti, padidinti, sumažinti, ne visą sieną dengsime izoliaciją ar panašiai, galime čia keisti. Vėlgi galime spausti su pelėm mygtuką Enter arba klaviatūrą pasinaudoti. Toliau eina automatiškai difuzinės membranos, reiškia, sakykime, šituo atveju pasirinkimas yra toksai. Irgi, jeigu viską paliekam pagal nutylėjimą, spaudžiam Enter, atsidaro pelių stabdžiai. Čia paskaičiuota sienai pagal nutylėjimą, kad tai yra sienos aukštis 2,5 metro ir programa perskaičiuoja, kad bėginiais metrais bus pelių stabdžių ilgis 40 metrų. Ir irgi spaudžiam Enter mygtuką. Tada matome lauko dailylentes, yra pasirinkimai. Viena yra horizontali orientacija, kita vertikali. Irgi priklausomai nuo to bus pakeista ir pačią medjuostės, kurios, reiškia, horizontalios, vertikalios, galbūt vienu atveju, kitu atveju tik tai viena iš šitų pozicijų. Ir atitinkamai, jeigu tai atitinka pagal nutylėjimą akutė, reiškia, ir atitinkamai parinkta, mes spaudžiame Enter, tada dažai šitas pasirinkimas. Šiuo metu čia yra demonstracinė versija, reiškia, ir tai yra tik tai pavyzdys. Aišku, sudarant sąmatas gali būti daugybė visokių variantų dažų, tačiau tuomet čia gali būti visokie iškrentamieji sąrašai, iš kurių galima būtų pasirinkti, tai žymiai daugiau galimybių rinktis, tai priklausytų nuo jūsų poreikių. Reiškia, čia yra pavyzdys, kaip galima būtų dirbti, bet tai nėra nemokamas produktas, tai yra, reiškia, būtų padarytas pagal jūsų poreikius ir iš pradžių vis tiek, bet kuriuo atveju, pirmiausia reikia susikurti įkainių lenteles, įkainių duomenų bazę, vadinamą rates file. Tik po to jau galima daryti turint tai, vadinasi, turint taip pat kelias jau sudarytas sąmatas Excel'e, tai yra sukaupus tą duomenų bazę, galime tada pereiti prie šito automatizavimo su Windows formomis. Irgi spaudžiam Enter ir tuomet iškyla kitas galutinis langas šito atveju, kuris siūlo arba iš karto atsidaryti ataskaitų generatorių, arba eiti į projekto sąmatą. Tai mes šito demonstraciniu atveju paprasčiausiai atsidarysim ataskaitų generatorių, spaudžiam Enter, atsidaro automatiškai ataskaitų generatorius, taip pat jisai naudos sąmatos failą, kur mes matome, kad yra viskas suvesta, kaip mes vedėme. Yra lauko sienos suvestos, tai yra konstrukcinė izoliacija, viskas yra automatiškai suvesta ir automatiškai yra suvesti taip pat duomenys apie plotus. Čia matome estimate failę, plotų stulpelė XY ir yra, kur mes vedėme 100 kvadratų, 100 kvadratų, o pelių stabdžiams yra 40 bėginių metrų. Taigi, naudodamas duomenis iš estimate failo, reiškia, galime generuoti preliminarią sąmatą. Spaudžiame mygtuką preliminari sąmata. Sugeneruojame preliminari sąmatą ir matome, kad čia lauko mano projektas 1, preliminari sąmata, šiandien sugeneruota ir matome, kad jau yra įvertintas lauko sienos tam tikrų piniginių vienetų. Taigi, atitinkamai mes galime pasirinkę generaciją ir generuoti ir šitos sąmatos detalės, tai yra paaiškinta kitose vaizdo įrašuose skirtose sąmatų Excel modulių
aiškinančiam šitam. Bet kuriu atveju, jeigu norite dirbti tokiu būdu, tai turite kreiptis į mane, rašyti laiškus šarūnas.bielskis@gmail arba parašyti komentarą po šito vaizdo įrašu. Ir tuomet galima tartis dėl būsimų darbų jūsų įmonėje.